ką reiškia kreivas sąkandis? Mes ortodontai matom daugiau. Kuom skiriasi gydytojas odontologas ir gydytojas ortodontas? Vienur raumenis per daug įsitempia, kitur per mažai darbinti. Manau, kad nėra tokio amžiaus vėlu. Pasitikslinu, tai jeigu kapos spinteliai jos neveikia? Deja, žinokit, stebuklo nebus tokio. Kaip stebuklingai kreivi dantis gali pavirsti tiesiais, kas yra taisyklingas ir netaisyklingas sąkandis ir kokius fantastiškus dalykus gali padaryti gydytojas ortodontas, kalbėsimės netrukus. Šiandieną kalbinu gydytoją ortodontę Donatą Vileitę, taip pat Precis klinikos šeimos narę ir džiaugiuosi, kad galėsiu sužinoti daug įdomių dalykų, kurie rūpi ir man ir tikiuosi. Jau, labas Donata. Sveiki. Malonu, pradėkim pasikalbėjimą. Tai aš turiu keletą tokių visiškai pradedančiojo žmogaus klausimų, kurie man taip pat rūpi, taip kaip kiekvienam paprastam žmogui iš gatvės. Tai dovanok, jeigu kai kurie klausimai atrodys labai paprastai ir vaikiškai, bet man iš tikrųjų įdomu, kuom skiriasi gydytojas odontologas ir gydytojas ortodontas? Kad taptum gydytoju ortodontu, tau reikia baigti rezidentūrą. Tai pradžiai pradėkime nuo to, kad kai stojame į odontologiją, turim baigti 5 metus, kad taptum bendrosios praktikos gydytojas odontologas. O vėliau, jeigu nori specializuotis tam tikroje srityje, reikia papildomai stoti į rezidentūrą, mano atveju ortodontiją, ir štai tada jau tampi gydytojas ortodontas. Turi tą titulą. O taip. Kiek trunka ortodontas? Rezidentūra trunka 3 metus. 3 metai po to. Tai tu esi gydytojo odontologė, tu jau išmanai visą šitą etapą nuėjai ir dabar čia yra jau kaip aukštesnė ta klasė specializacija. Taip. Tavo ortodontijoje. Na, ar aš klystu, ar ortodontija yra pakankamai dar jaunas mokslas? Nesakyčiau, kad jaunas, iš tikrųjų seniai, ta prasme, yra atliekamas ortodontinis gydymas, gal dabartiniais laikais labiau apie jį šnekam ir suaugusiems, anksčiau gal buvo labiau orientuota į vaikus, bet nesakyčiau, kad tai yra labai nauja kažkokia sritis ar panašiai. Žinai, kažkada tiesus dantis atrodė tik tai vakarų pasaulio privilegija, kas jiems buvo savaime suprantamas dalykas, nebejotinai. Reikia ar nereikia, dantis tiesus jau nuo paauglystės buvo tvarkomi. Dabar čia atsirado kaip pradžioj tikriausiai kaip net prabangos dalykas. Taip, tikrai taip. O dabar jau tikrai daugumai prieinama, įmanoma susiderinti pagal galimybės ir tikrai amžiaus spektras yra labai platus. Supratau. Tai tada mano kitas klausimas būtų toks. Jeigu gydytojas odontologas gydo sugedusi dantį, ar ne, kuo užsiima gydytojas ortodontas? Ar tai yra tik tai kuria grožį ir tiesina dantis, ar tai yra truputį daugiau? Tai yra truputį daugiau, nes, aišku, pacientai dažniausiai mato estetiką. Tai kur kreivas priekinis dantis ar kažką, mes ortodontai matom daugiau. Mes matom, kas yra ir gale, kas netaip aiškiai matosi pacientam. Tai mūsų funkcija ir yra ir estetika, ir visas atstatyti ir estetinį komponentą, ir kramtymą, kad ta kramtymo funkcija būtų efektyvi. Tai iš esmės ortodontinis gydymas apima daugiau negu tik estetika. Taip, čia yra tą svarbu žinoti. Taip. O tu matai jau dalykus, kas yra žmogaus tam estetikoje, sąkandyje, pavyzdžiui, kai mes sėdėm šnekamės su žmogum ir tu jau matai, kas yra gerai, kas blogai, ką galima būtų tvarkyti. Ar taip nėra, žinai, kaip plastikos chirurgų klausia, daktarė, ar man jau reikėtų ten pasitemti kažką? Tam tikrą prasme galiu matyti, nes dažnai netaisyklingas sąkandis, netaisyklinga dantų padėtis stebima yra ir veide. Ten, tarkim, matome, kad ten sužemėjęs, tarkim, apatinis veido trečdalis, ar ten, sakykime, jis pailgėjęs, prasižiojimas, veido asimetrija, smakro pakrypimas, ten į vieną ir į kairę pusę. Tai iš to mes galim spręsti dalinai, kas yra ir burnoje, dantyse, kokios problemos, tai šiek tiek matom. Šitiek dalykų atsiskleidžia, reiškia, per šitus ortodontinius dalykus. Tai dabar ortodontija nėra tik tai apie grožį ir estetiką. Tikrai taip. Tai yra svarbu? Taip. Tikrai nebejoju, kad dauguma žmonių nori
tiesių baltų dantų ir nebejoju, kad tikriausiai tavo pacientai dažniausiai ateina su kokiais lūkesčiais. Na, aišku, kaip sakau, pacientai dažniausiai ateina dėl estetinių problemų, bet labai nemažai pacientų yra nukreipiami, sakykime, gydytoja negali protezuoti dantuko, nes, tarkim, nėra vietos, negali atlikti estetinio plombavimo, atkurti nudilusius dantis, nes taip pat nėra vietos. Tai tada, aišku, reikalingas tas kompleksinis gydymas ir pacientam paaiškinam, kad problema nėra tik tai priekis, ar ten, kad pas jūs priekiniai dantis lygus ir viskas yra gerai. Gali būti šonuose daug kitų problemų. Tai iš esmės daug pacientų yra ateinančių, tarkim, prieš protezavimo, prieš estetinio plombavimo darbus. Vaikai įprastai ateina, kai atlieka patikrą, gydytojo odontologai pamato problemas, tada atsiunčia. Tai... Žmogus gali atrodyti, kad pas jį viskas gražu, puiku, o gydytojas odontologas prieš estetinį plombavimą gali sakyti, pirmiausia, neturim vietos atstatyti dantuko, reikia mums padaryti vietos ortodontiniu būdu. Ok, dabar tai reiškia, aš žinau, tiksliau sužinojau, kad profilaktiškai pas gydytojo odontologą reikia apsilankyti. Kartą metuose. Higieną pasidaryti būtina taip pat. Taip, tikrai. Karts nuo karto, čia netgi mėnesių. Kartais klausimas. Pas gydytoją ortodontą, ar man reikėtų profilaktiškai apsilankyti? Įprastai rekomenduojamas amžius vaikams profilaktiškai apsilankyti pas ortodontą yra apie 7 metai. Anksčiau apsilankyti, jeigu tėvai jau pastebi, kad kažkas yra negerai su sekančiu, kai jau akivaizdžiai matosi. O šiaip 7 metai tokie yra, nesvarbu, ar tau atrodo, kad gerai ar ne visai, bet rekomenduotina pasitikrinti, pasidaryti panoraminę rentgeno nuotrauką ir įvertinti ten šaknų padėtis, užuomazgas ir panašiai. Tai, rekomenduotina nuo mažens tai daryti, bet aišku ir suaugusiems, jeigu ten, sakykime, ar yra kažkoks dantų nusidėvėjimas, sąnario skausmai, įtampos, tai vėlgi reikėtų pasirodyti, nes dažniausiai vis tiek būna tame ir ortodontinių problemų. Ok, apie įtampas ir sąnarius tikrai pakalbėsim, aš pats žinau iš savo patirties, po svarbių kokių nors renginių ar pabuvimo scenai tiesiog didelė čia įtampa, jaučiu kaip keista. Vieniem galvoja, spaudimas pakyla kitur, o aš čia visada šitoje vietoje ir aš kalbu su kolegom ir pasirodo daug kas pajunta. Aš tik vėliau supratau, kad čia yra įtampiniai dalykai. Grįžtant prie tavo pačios istorijos, kaip pasirinkai ortodontijos kelią? Čia tiesiog net nebuvo labai ką rinktis, visą laiką žinojau, ko noriu. Tikrai? Tai visą laiką žinojau, kad jeigu noriu rezidentūros, tai jau ortodontija, tai neturėjau nei šeimynoj, giminiai, kad kažkas man tokį kelią parinktų, padėtų pasirinkti, bet mane tas sritis žavėjo, kažkaip tas toks sukūrimas, įsivaizdavimas to dantų padėties, nežinau, man patinka šitas sritis tiesiog. Kitoj srity nelabai savęs ir įsivaizduočiau. Kaip pašaukimas. Tam tikrą prasme taip. Geras, kaip pasiseka pacientam, kai jie pakliūva pas specialistą, kuris iš tikrųjų turi pašaukimą ir žinojo savo kelią, o ne iš reikalo, kad kažkas liepia. Man atrodo, kad tas visada šiaip iš tikrųjų jaučiasi. Bet kurios srities profesionalas, ar jis iš tikrųjų yra savo rogėse ir tą norėjo daryti ar ne. Ar galiu paklausti, kiek jau metų esi ortodontijos kelyje? Ortodontijos kelyje esu 8 metus. Nuo bendrosios praktikos gydytoja, tai jau viskas skaičiuotųsi nuo 2016 metų. Tai va čia reiktų paskaičiuoti, kiek tų čia metelių, netiek ir mažai, jau gaunasi 9 liktai. Taip, jau tu ir 10 metus. Taip, ja. Aha, dabar kalbant apie ortodontinį gydymą, tai gydytojas ortodontas, ką jisai daro šiaip? Kas yra ortodontinis gydymas? Ne su skalpeliu dirbi, tikriausiai ir ne su grąžtu. Ne, tam yra daug tokių įdomių ortodontinių aparatų, kur pacientai tikriausiai dažniausiai žino breketus, dantų tiesinimo kapas, tarp tas ortodontinės plokšteles vaikams. Bet mes turim daug ir tokių aparatų, kur, tarkim, kyla nuostaba, ką mes, tarkim, darom su veido kauke. Ten su kokiu distalizavimo aparatu. Tai ortodontijoje mes gydome sakančio anomalijas, pavienės dantų problemas. Kartais, aišku, būna, kad reikia kombinuoti ortodontinį gydymą su ortognatinė chirurgija sudėtingais atvejais.
Tai yra, galiu pasitikslinti, kas tai yra ta žandikaulio atitraukimas. Taip, žandikaulio operacija. Iš esmės, tiesiog kai kada skeletas žandikauliai auga per daug ar per mažai tam tikrose vietose ir vien tik ortodontinio gydymo, vieno iš savęs neužtenka, reikia kombinuoti su ortodontinė chirurgija. Tai labai reikia džiaugtis, kad turim tokias galimybės, nes seniau tikrai nebūdavo tokių galimybių tiek daug, kiek dabar yra. Tikrai taip džiaugtis. Aš prisimenu savo pirmąjį apsilankymą pas gydytoją ortodontę 1992 metais, kai man su kažkokiu keistu aparatu nuėmė antspaudus ir tokią vėlytę uždėjo, reikėdavo nešioti tokią nepatogią plokštelę. Vieną kartą valgykloje aš ją pamečiau. Ir tai buvo. Tai ortodontija per pastaruosius, pavyzdžiui, dabar tu jau sakai, beveik 10, sakykime, ortodontija per pastaruosius 14 metų yra tikriausiai labai stipriai pažengus. Taip, aš manau, kad jūs kalbate apie alginatinį atspaudą. Jisai šiom dienomis dar irgi yra taikomas ir tai yra, tikrai, kaip sakyti, senas geras metodas, bet dabar turim tikrai pažangesnių dalykų, kai turim skenavimus. Tai nereikia dėtos nesmagios košės į burną, tai ir vaikai patenkinti, ir suaugę patenkinti. Ir galim iš karto parodyti tą dantų vaizdą, paaiškinti konkrečiau, kokios yra problemos, geriau matosi. Tai vat. Supratau. Ok. Dabar apie patį, vaikus paminėjai, kalbam apie vaikystę, tai pradam nuo pacientų mažiausių ir tu eisim iki tokių seniorų kaip aš. Žodžiu, vaikai. Tu paminėjai, kad labai keista, kai aš įsivaizduoju kabes, breketus, aš iškart matau paauglį. Aš pats būdamas 16 metų pradėjau nešioti kabes ir atsimenu, kaip aš laukiau, kada tie metai, kuriuos reikėjo nešioti, atrodė tokie ilgi, dabar, kai tas laikas greičiau eina. Tu paminėjai 7 metų, kažkaip aš galvojau, kad kabės dedamos paaugliam, 15-16 metų ir taip toliau. Tai kaip yra su tais 7-mečiais, 8-mečiais, jeigu tėveliai mūsų klausos? Taip, breketų tikrai ne visais atvejais tokiam amžiui dedam. Iš esmės tokiame amžiuje mums yra svarbu užtikrinti, kad harmoningai augtų dantų lankai, žandikauliai. Taip. Nes kartais būna, kažkokia kryžminė dantų padėtis, kuri, tarkim, blokuoja vieną ar kitą žandikaulį. To pasiekoje, jeigu mes nesuteiktume pagalbą 7-8 metų vaikui, o lauktume 12-13 metų, tai tikriausiai tos išeitis gydymo variantai būtų gerokai sudėtingesni ir pacientui, ir tėvam, aišku, ir finansiškai būtų... Ir brangesni. Tikrai taip. Tai tam tikri yra dalykai, ką mes galim jauname amžiuje padaryti, kad tiesiog galėtų harmoningai augti žandikauliai. Tada jeigu mes matom, kad problemos yra labai minimalios, kažkokios rotacijos, mes galim pacientą paleisti ilgesniam laikui ir vėliau jau pasikviesti gydymui, kai jau reikalingas ir breketais gydymas. Aišku, visada su tėveliais ir vaikais tokiame amžiuje ypatingai šnekam apie burnos higienos svarbą, nes ortodontinio gydymo metu tai yra ypatingai svarbu. Todėl dėtis ir ten breketus ar kažką visada turim įvertinti, ar pacientas tam yra pasiruošęs, o ne... Atsakingai, taip, nes tai, kaip sakant, tai yra procesas vis tik tai ganėtinai ilgas. Tai ta motyvacija turi išlikti viso gydymo metu. Tikriausiai iš visų šitų sričių higienos, žinoma, higiena, dantų valymas, čia nebejotinai odontologijos, ortodontija reikalauja daugiausiai paciento ar mažo ar didelio irgi įsitraukimo. Tikrai taip. Ir atsakomybės. Taip, nes pacientas tai asmeninė burnos higiena. Kartais reikia nešioti tam tikras gumeles, elastikus, laikytis režimo, tarkim, jeigu tą pačią plokštelę nešioji, kad išnešiotum gerai, tik tada bus rezultatas. Aišku, taip pat ir suaugusiems labai svarbu ta disciplina, nes, kad ir dantų tiesinimo kapos, jos veikia labai gerai, bet jos turi būti išnešiotos, svarbiausia, labai gerai, o ne kažkur padėtas. Tai čia pas mus pacientai jau, kaip sakyt, susidraugaujam ilgesniam laikui. Tai, žodžiu, tik pasitikslinu. Tai jeigu kapos spinteliai, jos neveikia? Deja, žinokit, stebuklo nebus tokio. Aš supratau, čia ne tos rytis. Ne tos rytis. Kapos spinteliai, kaip ir šepetėlis supakuotas gražus. Žodžiu, reikia negailėti ir jos tam yra, kad nešioti ir dirbti reikia. Taip. Aišku, tai yra sudėtinga. Aš atsimenu,
kai patyriau savo pirmąjį ortodontinį gydymą, man reikėdavo nešioti tokius metalinius ūsus, kurie į šoną, net išorį išeidavo ir man buvo trauma, galvojau, ką čia pasakys, bet aš nešiodavau tik naktį, vakarais ir man liepė, ir man atrodo, kad daktarė liepė ir aš jos taip šventai klausiau ir aš visą vasarą sąžiningai nešiojau ir aš atsimenu, kai mano gydytoja nustebo ir sako, oho, beveik niekas taip atsakingai nenešioja, nes jinai pamatė tą. Tai tos motivacijos iš tikrųjų labai labai reikia, Taip, bet labai. kai pacientui 7-8 metai, galbūt kalba yra kita. Tai mano klausimas, tu sakai, ar teisingai supratau, kad tai svarbu visiems tėveliam 7-8 metų vaikui profilaktiškai pasirodyti pas ortodontą, neabejotinai reikėtų, net jeigu aš sakyčiau, žinokit, mano vaiko labai tiesus ir gražus dantukai, jūs, daktarė, nesijaudinkit, aš matau, kad viskas puikiai. Kaip ir minėjau, tai yra rekomenduojama, nes įprastai tokiame amžiuje padarome panoraminę rentgeno nuotrauką. Aha. Ir toje nuotraukoje mes galime matyti, ar yra visos dantų užuomazgos, ar jos yra taisyklingoje padėtyje. O kartais ir tikrai atrodo viskas yra labai gerai, bet pasidarom nuotrauką ir pamatom tokių netikėtų dalykų, kas visiškai pakeičia gydymo plano. Nuo to, kad nereikia pradėti gydymo iki dabar, kad jau reikia pradėti gydymą. Aišku, tai tikrai nėra dažni atvejai, bet vis tik pasitaiko. Tai tokios rekomendacijos apsilankyti pas ortodontą tikrai yra vienaip ar kitaip, nors ir tėvai mato, kad, tarkim, priekiniai dantis tiesus. Ir tas anksčiau, čia, kaip su viskuo, anksčiau užbėgti problemai už akių yra kur kas geriau ir pigiau, negu kad per vėlai vaikui 7 ir vaikui 11 metų visiškai kita istorija gali būti. Tikrai taip, nes vėlgi tai yra žandikaulių augimai ir tikrai tas gydymas gali būti paprastesnis, greičesnis ir efektyvesnis. Žiūrint aišku kokią situaciją, bet tikrai taip. Aš suprantu, tėveliai darbuose tie metai kartais pralekia ir atrodo, kaip paaugs, jau kai išdygs visi tie dantys gražiai, tada eisim ir tiesinsim, žiūrėsim, ką daryti. Kaip įdomu, kad net kartais, kol dantų pilnai ten nėra savo vietose, tada jau galima pradėti dalykus užbėgant. Taip, tai tas puiku. Dabar mes augam tada toliau. Ortodontinis gydymas, tai yra, mes kalbame apie sąkandį, kalbame apie dantų tiesinimą, ar ne, aš iš diletantiškos savo pozicijos, kiek suprantu. Nuo pradžių, ortodontinis gydymas. Visada man atrodė, kad jis yra ilgas ir brangus. Šitie 2 mitai, nebijau sakyti šio žodžio mitai, kiek jie yra teisingi, kiek ne? Na, dėl trukmės, tai čia vėlgi gal kaip kam. Paaugliam tas gydymas priklausomai su kokiu aparatu gali svyruoti nuo metų, nuo 2 vidutiniškai. Suaugusiam vidutinė gydymo trukmė apie 2 metus, bet vėlgi tikrai yra situacijų, kai tas gydymas gali trukti ir 4 metus, ir 3 metus. Labai situacijos kiekvieno yra skirtingos. Tai sakyčiau, aišku, ten lyginant su kitomis sritimis ortodontinis gydymas yra vis tik tai tas ilgesnis toksai, kur susidraugaujam su pacientais. Bet, nereikia to bijoti. Kartais būna tokių situacijų, kad pacientui atrodo, oi, kaip čia ilgai, kaip čia ką, čia šias ir praeina 2 metai ir sako, o tai bijojau tų 2 metų. Tai Laikas iš tikrųjų greitai. Tai čia toksai, kaip sakyt, kartais, negali tu paskubėti, yra tokių situacijų, kad negreitai jie esmė yra. Norint pasiekti kokybišką ilgalaikį rezultatą, negali šito dalyko padaryti greitai ir lengvai. Taip. Tai mano klausimas kitas būtų. Ar per mūsų pirmąjį susitikimą, štai aš pacientas ir gydytojas, tu jau žinai, kad truksim 2 metus, ar gali būti, kad po metų gali sakyti, sorry, matau, kad jūsų situacija reikalauja dar papildomai 1,5 metų. Ar tu jau žinai tą laiką, apsibrėžiam, žinai kaip su statybom? Plyteles išklosim per savaitę, nors tiek neišklojau per savaitę. Ne, žinokit, žadėti konkrečios datos negalėčiau. Negalėtų. Nes, tarkim, kaip sakot jūs, ar ne, tas pats, tarkim, stresas, toks faktorius, kuris suaugusio žmogaus gyvenime vis tik tai yra ganėtinai dažnas palydovas, gali lėtinti ortodontinį gydymą ir tas judesys gali būti gerokai lėtesnis negu įprastai būtų. Tai žadėti tokiam dalykė tiesiog, būti... Supratau, nieks čia neišpranašaus. Ne. Taip, čia ne kaip skrydžio grafikas. Tai čia negalim nubrėžti tokios konkrečios ribos. Tam tikros tolerancijos reikia iš pacientų suprasti, kad čia jūsų bendras darbas. Tai tęsiant, mūsų pokalbį dar grįžtant prie pačio ortodontinio gydymo proceso, kaip vyksta
pats ortodontinis gydymas? Aš pasakysiu iš savo patirties. Taip. Buvau pas hygienistę, buvau pas gydytoją odontologę ir buvau pas gydytoją ortodontę. Tai iš mano patirties pas ortodontą mažiausiai skaudėjo. Taip, čia yra tiesa. Taip pat yra labai svarbi ortodontinio gydymo dalis ištyrimas. Kuomet mes pacientą turim susifotkinti, pasidaryti dantų modelius ir sudaryti tą ortodontinio gydymo planą, nes tas teisingas gydymo planavimas ir lemia, kad tas gydymas gali trukti šiek tiek trumpiau. Tai ortodontinio gydymo metu vėlgi priklausomai ar ten gydotės breketais ar kapomis, tai su breketais reikia atvykti kas 1,5, kas 2 mėnesius pas gydytojo ortodontą, su kapomis kas 3-4 mėnesius. Na, aišku, kai kada būna situacijų, kai pasikviečiami dažniau, bet jeigu taip standartiškai, tai būtų taip. Ir ortodontinio gydymo metu atvykstate, mes susižiūrim, aktyvuojame lankus, pasižiūrim, kaip vyksta ortodontinis gydymas, ir skausmo kaip ir pacientai nepatiria iš esmės. Ok, dabar tiem, kas nežino, kas yra gydymas kapomis? Gydymas kapomis, aišku, dabar jis jau tikrai ganėtinai yra populiarus metodas. Ir tai yra tokios, tiesiog peršviečiamos kapos. Gydymas su jomis tikrai vyksta pagal iš anksto suplanuotą ortodontinį gydymo planą. Ir pacientas, kas tam tikrą laiką turi keistis kapas ir dantis palaipsniui atsiranda taisyklingoje savo padėtyje, numatytoje iš anksto. Tai dantys gali būti tiesinami ir be breketų, kuriuos mato Tikrai taip. Visi. Taip, jeigu, sakykime, pacientui yra labai svarbu estetika. Taip. Sakykime, estetika, ar ten, sakykime, labai gerai įsivalyti dantis patogiau. Taip. Ar ten, jeigu pacientas, sakykime, yra keliaujantis, rečiau būna, tai kapomis tikrai yra labai geras variantas gydytis. Ok, tai aš tiesiog dar kartą paklausiu, kad užtvirtinti, nes tai yra aktualu, nebejoju, ne tik tai mano srities žmonėm, yra žmonių, kurie dėl estetinių priežasčių nenorėtų, kad matytųsi ortodontinis gydymas. Tikrai taip. Ar gali būti ortodontinis gydymas nematomas? Tai nereiškia, kad visi matys. Dažniausiai taip, jisai galimas, aišku, yra tam tikrų išimčių, jos labai retos, bet jeigu pacientui yra svarbi estetika, šiais laikais tikrai galima surasti būdą, kaip gražiai sugydyti dantis ir be breketų. Geras, fantastiška naujiena. Taip. Kalbant apie ortodontinį gydymą, tu eisime į tokius jau specifinius dalykus. Kada pradėti, tai mes tik aptarėm ir puiku. O ar yra kartais jau ortodontiniam gydymui per vėlu? Ar turi pacientų, kuriems yra, pavyzdžiui, daugiau negu 40 metų? Tikrai taip. Tikrai? Tikrai taip. Ir nežinau, tas vėlu, čia tik, manau, kad nėra tokio amžiaus vėlu. Aišku, kad pradėtume ortodontinį gydymą, turi pati bendra būti dantų būklė, kaulo būklė gera. Jeigu tai yra viskas gerai, pacientas turi motyvacijos, noro, tai tikrai amžiaus kažkokios ribos nėra. Supratau. Tai jeigu yra dalykų, kur žmogus norėtų tiesiog iš tikrųjų spręsti ir pasigražinti, tam niekada nėra per vėlų. Įprastai taip, nebent kažkokia yra sveikatos būklė, kuri to neleidžia padaryti. Paprastai žiūrint, sėkmingo ortodontinio gydymo rezultatas yra tiesus dantis. Ir tikriausiai daug žmonių tai sako, aš norėčiau turėti tiesius, gražius dantis. Bet ar yra žmonių, kurie sako, mano dantis yra tiesus, bet tai nereiškia, kad jie yra sveiki iš ortodonto pozicijos? Iš ortodonto pozicijos, gal sakyčiau labiau tiesus, bet nėra sveiki, galbūt jie turi mintyje, kad yra dantų nusidėvėjimas. Nes tikrai pasitaiko atveju, kai dantis yra taisyklingai įsidėstę dantų lanke, bet mes stebim nemažą dantų nusidėvėjimą. Tai jau mes galim iš tam tikros pusės sakyti, kad taip, tas dantis nėra tiek sveikas, nes dažniausiai nusidėvėjęs dantis yra ir jautresnis karščiui, šalčiui. Tai tokius dantis reikia atstatyti, o kad atstatyti reikalingas ir ortodontinis gydymas, nes įprastai nėra tam vietos. Tai kaip ir taip. Ar vyrų ir moterų skiriasi ortodontinio gydymo, nežinau, technikos, net procesas ir taip yra, net biologiniai gal kažkokie skirtumai yra?
Žinokit, tokio kaip ir negalėčiau išskirti dalyko. Pacientų yra panašiai po lygiai. Sakykime, gal vis tiek procentaliai šiek tiek daugiau yra moterų, bet ir vyrai vis daugiau ir daugiau nori ortodontinio gydymo. Rūpinasi gražiai šypsena. Tikrai taip. Kaip bebūtų, tai yra tikrai irgi svarbus. Tikrai taip. Po to būna labai patenkinti. Tikiu. Gal pradėti sunkiau, bet po to viskas būna gerai. Džiaugiasi ir didžiuosi. Ir šypsosi daugiau. Tikrai taip. Sakoma, kad tarp kitko vyrai net ir širdies ir ten visokių kitokių problemų daugiau turi vien dėl to, kad fiziologiškai per mažai drįsta. Mums visiems reikėtų gerokai daugiau šypsotis. Taip. O kad galėtumėm gražiai ir daug šypsotis, pakalbėkime apie tai, ką mes galim padaryti, kad tą šypseną norėtumėm rodyti visiems. Tai dabar aš esu girdėjęs tokią frazę ir tikrai visi ją girdėję. Papasakok, ką reiškia kreivas sąkandis. Ir kas yra negerai turėti kreivą sąkandį? Kreivas sąkandis gal, aš sakyčiau, labiau netaisyklingas sąkandis. Aha. Kai, tarkime, netaisyklinga žandikaulių yra padėtis, tai lemia, aišku, ir dantų padėčių netaisyklingumą. Aišku, ką tai lemia, tai iš esmės netaisyklingas sąkandis, nevienodai, netolygiai paskirstoma kramtamo jėga ant dantų. Tuo pasekoje atsiranda tam tikrų raumenų perkrovis, gali atsirasti smilkinkaulio, apatinio žandikaulio sąnario skausmai, ir netgi ir nugaros skausmai gali atsirasti. Netaisyklingo sąkandžio. Tai netaisyklingas sąkandis gali lemti skausmus, kurie eina ir aukštai. Galvos, kaklo, pečių, nugaros. Tikrai taip. Kaip įdomu. Dėl kramtymo, tu sakai, aš iš tikrųjų yra žmonių, kurie sako, aš visą tik tai dešinę pusę kramtau. Tai jau galėtų kalbėti apie tai, kad žmogus turi kažkokį įprotį, kuris... Aišku, viena pusė kramtyti, daug gali būti niuansų, gali būti, kad pacientas vienoje pusėje turi daugiau dantų negu kitoje pusėje. Gali būti ir iš tikrųjų kažkoks ir įprotis, o gali būti ir netaisyklinga žandikaulių ir dantų padėtis. Tai taip labai sunku pasakyti. Taip, žinoma, čia. Ar pats pacientas gali pajausti be odontologo, be ortodonto pastebėjimo, kad jis turi netaisyklingą sąkandį? Ar tam reikia jau ortodonto apžiūros? Priklausomai, kokia sąkandžio anomalija yra. Tikrai yra, kur pacientai akivaizdžiai mato ir jiem tikrai nesunku įvardinti, kad yra negerai. Kai kada būna ir sunkoka. Kalbant apie netaisyklingą sąkandį, aš čia paguglinau ir pažaikim žaidimą, kuris vadinasi tiesa ar netiesa. Pavyzdžiui, ar tiesa, kad kreivas sąkandis gali lemti kvėpavimo problemas, net miego apnėją? Taip, gali. Netaisyklingas sąkandis gali lemti miego apnėją? Tikrai taip, gali. Kaip tai vyksta, gal galėtum taip... Tai vėlgi, trumpai tariant, tarkime, jeigu yra apatinio žandikaulio padėtis, atsikiš, tarsi atgal truputį pakrypęs, sakykime, jeigu yra susiaurėjęs viršutinis žandikaulis, kryžminis sąkandis, tai tada liežuvis, minkštieji audiniai turi persitvarkyti, surasti savo patogią padėtį. Tuo metu pacientas, kai miega, įprastai liežuvis, minkštieji audiniai tarsi kažkiek nukrenta atgal ir pacientui atsiranda ta vadinama miego apnėja. Tai taip, susijęs tikrai yra. Ryšys aiškus. Okay. Tai ortodontija ne tik tai apie dantis, bet pavyzdžiui ir apie liežuvio padėtį. Ar yra gera liežuvio laikysena ir nelabai gera? Aš kartais matau žmonės, kurie visą laiką truputį prasižioja, liežuvis krenta. Kaip laikyti liežuvį? Žinau, kad šou biznėje dažnai patariama liežuvį, kad nebūtų pagurklio prispausti prie viršutinio... Tai labai gerai patarė. Tikrai? Taip, tai iš tikrųjų liežuvio lūpų padėtis irgi labai yra glaučiai susijusi ortodontijoje, nes kartais tai ir nulemia netaisyklingą sąkandį. Aišku, esant liežuvio padėties patologijai ar lūpoms, mes įprastai nukreipiam pacientus pas miofunkcinės terapijos specialistą. Kai kada, aišku, mums reikia ir bendradarbiavimo su LOR gydytojais. Tai toks, kaip sakyti, vien tik kai kada ortodonto neužtenka. Po konsultacijos pirminės būna kai kada ir kitokie reikalingi vizitai. Pas LOR gydytoją? Taip, tikrai taip. Gerai, supratau. Tada, tęsant klausimus apie tiesą, netiesą, tai yra, ar tiesa, kad netaisyklingas sąkandis gali turėti įtakos tokiems dalykams kaip galvos,
nugaros skausmas ir netgi laikysenai žmogaus. Tu jau minėjai, bet sukonkretinkim. Taip, tai toks paprastas mechanizmas tiesiog yra netaisyklingas sąkandis, nevienodai apkraunami dantis. Tai gaunasi, kad vienur raumenis per daug įsitempia, kitur per mažai darbinti. Kadangi visa stomatognatinė sistema yra bendra, tai raumenų įtampa perkrovis perduodamas smilkinkaulio apatinio žandikaulio sąnariui. O to pasiekoje, aišku, gali atsirasti ir jo patologijos, kas gali sukelti ir galvos skausmus, traškėjimus, išsižiojimo, tarkim, ribotą ir panašiai. Tai visa sistema, raumenynas yra labai glaučiai susiję. Tai vat ir kartais galvos skausmas gali būti ir tikrai nuo žandikaulio netaisyklingos padėties. Čia dar vienas atradimas iš tikrųjų, kad ortodontinis gydymas yra ne tik tai apie grožį ir estetiką, nes visi žiūrim tiesus dantis, o kad į visišką netgi multifunkcinę turi prasmę ir reikšmę. Dabar dar vienas faktas įdomus, kurį daug gal tu galėtum pakomentuoti. Netinkamas sąkandis ilgainiui gali deformuoti veido proporcijas. Kas tai yra? Ir ar tai tiesa? Gal ne kiek ilgainiui pasakyčiau, bet tiesiog, jeigu mes, tarkim, stebim pacientą su netaisyklingu sąkandžiu, mes galim matyti tam tikras bruožus veide. Kaip ir minėjau, sakykime, išilgėjęs apatinis veido trečdalis, jeigu, tarkim, pacientas būna prasižiojęs, laiko liežuvį tarp dantų. Gali būti sužemėjęs apatinis veido trečdalis, jeigu pacientas turi gilų sukandimą, nusidėvėjusius dantis. Aišku, kai kada matom ir smakro nukrypimą į vieną ir į kitą liniją, tai kai kada, aišku, smakro deformacijai gali įtakos turėti kryžminis sąkandis, aišku, kartais galbūt reikia ir ortodontinės chirurgijos, bet mes veide galime matyti, kaip tai keičiasi su amžiumi, galbūt tai nėra tiek ortodontiškai, gal tai yra ir tiesiog amžiniai pokyčiai, bet tiesiog esamame taške mes matome veide kažkokius pokyčius. Ar gali patikslinti, kas yra kryžminis sąkandis? Na, įprastai tai yra, kai viršutinis žandikaulis yra per siauras apatinio žandikaulio atžvilgiu. Supratau, viršutinis Labai paprastai. Yra per siauras? Taip, dažniausiai viršutinis yra per siauras, jis yra tarsi labiau V formos ir tuomet tarsi dantukai šoniniai, kaip pavyzdys, jie labiau į vidų yra lindę apatinio žandikaulio atžvilgiu. Na, čia taip paprastai labai kalbant. Tai ortodontinis gydymas gali net žandikaulio, keičia ir žandikaulio poziciją. Jeigu jis labai nuvažiavęs, mes jį galime ortodontiniu gydymu. Kažkiek galima, aišku, vėl priklausomai koks yra augimas, kiek pacientui metų, kažkiek mes galim pamodifikuoti tą augimą. Kažkiek. Bet čia yra svarbi žinutė, norint tvarkytis veido proporcijas, kartais reikėtų gal pradžiai pasikalbėti su savo gydytojo ortodontu ir neskubėti to daryti su fileriais ir visko kitų, žinai. Taip, tikrai tai rezultate tikriausiai gal būtų ilgamžiškiau, manyčiau. Aišku, kaip sakau, na, jeigu mes matom veidę didelės kažkokias asimetrijas ar kažką, tai kartais tik ortodontinio gydymo neužtenka, reikalinga kombinuoti su ortognatinė chirurgija, bet tikrai būdų, kaip pakoreguoti, pagydyti turime. Kaip manai, kaip galėtumėm akcentuoti tą momentą, kad ortodontinis gydymas nebe prabangos ir tuštybės procesas, kad aš tiesiog noriu turėti gražią šypseną, o sveikatos ir fizinės gerovės momentas labiau? Aš manau, kad tiesiog žmogui, kuris savimi gali pasitikėti, daugiau šypsosi, atsiveria žymiai daugiau galimybių. Tai tas ortodontinis gydymas tikrai kartais nėra čia kažkokia prabanga turėti tiesius dantis, tai tiesiog yra naujas galimybės žmogui kai kada. Nes tikrai turiu atvejų pacientų, kuriem, na, matau, kokie atėjo ir bijodavo nusišypsoti ten pirminiam nuotraukom. Ir matau, kaip ateina eigoje ir jau šypsosi plačiai, nes jiem tiesiog atsiranda pasitikėjimas savimi. Tai va, tas labai yra svarbu ir tikrai šiais laikais tų galimybių ortodontiniam gydymui tikrai klinikos siūlo.
Tai tiesiog reikia noro, nusiteikimo, nebijoti ir negalvoti, kad amžius tai kažkokia yra riba, nes tokios nėra ribos. Tik reikia norėti. Taip. Čia yra atradimas mūsų pokalbio, aš pagalvojau, kad ortodontinis gydymas ne tik tai fizinę gerovę daro, bet ir žmogaus socialinius įgūdžius keičia ir netgi psichologinę būklę keičia. O statistika rodo, kad besišypsantys žmonės yra sėkmingesni ir socialiai daugiau kontaktų užmesgantis ir sėkmingesni. Dabar, kadangi prakalbam, keliaujam jau gal prie pabaigos, pakalbam. Pacientai ir jų lūkesčiai. Aš einu pas gydytoją ortodontą. Ar būna kartais, kad žmonės ateina su neadekvačiais lūkesčiais? Kaip žinot, ar mano lūkesčiai, tai ko aš tikiuosi, iš tavęs yra adekvatus? Aišku, ateiti reikia, kad sužinotum, bet kartais, gal dažniausiai ne visada lūkesčiai atitinka, ypatingai jeigu yra ortodontinės chirurgijos poreikis. Nes ne viską mes galim padaryti tik su breketais ar kapom, mums kartais reikia kombinuoti, o kartais pacientom tas operacinis gydymas labai išgąsdina ir jie nieko nebenori. Tai kartais negali padaryti tam tikrose situacijose gerai, nekombinavęs tam tikrų gydymo metodų. Tai įprastai būna dažniausiai taip. Aišku, kitas dalykas, tai vėlgi burnos higiena labai yra svarbu, nes tik pasidaryti burnos higieną ir ateiti neužtenka, reikia tą laikyti nuolatos, kad tai būtų gerai. Tai jeigu, mano manimu, čia yra pagrindiniai dalykai tokie. Supratau, reiškia, ir motyvacija, ir tas geras paciento nusiteikimas yra labai svarbu. Tikrai. Ir galbūt reikėtų, ar tu pritartum, kad jau iš to, ką girdžiu, kad nusiteikti, skirti tą laiką ir pasiekti ilgalaikį kokybišką rezultatą. Žmonės labai, man atrodo, tiki tuo metu, gražia šviesia šypsena, lygia šypsena per vieną vakarą, per savaitgalį ir taip toliau. Pas mus ortodontijai taip nebūna greitai, tai tiesiog reikia nusiteikti, kad tai yra kelias ir mes einam tuo keliu kartu, tai yra bendradarbiavimas tarp gydytojo ir paciento, vykdymas nurodymų, apsilankymas vizituose reguliariai ir mes tikrai galim pasiekti tą rezultatą. Per savaitę ortodontijos mes nepadarysim, nebent ten jau būtų super mini darbelis, pavienis kažkoks. Čia bet kuriam gražiam sėkmingam dalykui reikia laiko ir trupučio pastangų, bet sėkmės tau, kuriant šypsenas, darant žmonės laimingesnius ir nepamirškim šypsotis, jau kartais tai yra pirmas dalykas, ką pamatom. Ačiū labai. Ačiū už pokalbį.